labai pervargstu, pas mane pieno periodas, pieniškų produktų. Daug pieno geriu. Pienas man ir kaip valerijonai, arba nežinau, aš galiu pieną litrais gerti, kai aš pervargus esu. Pastebėjot ir jūs, ne, kad nuo nuotaikos priklauso ir ką mes valgome. Galbūt, kai labai dirbame fizinį, protinį kažkokį darbą, sūriai nori suvalgyti. Ledus ir čipsus, pavyzdžiui. Ne? Nesinori? Man tai norisi. Arba, taip, ne? Arba kai įsimylite, drugeliai pilve skraidžioja. Taip? Ne? Ne? Seniai tai buvo. Tai va, tai tas mūsų, tai va čia gyvena, pilve gyvena, manipūra čakrai gyvena mūsų emocijos. Ir nuo to, kaip jinai harmoningai veikia, taip mes jaučiame pasaulį. Ir arba emocijos valdo mus, arba mes valdome emocijas, tai irgi priklauso nuo to. Arba mes esam despotiški, diktatoriški, tokie, visus verčiam elgtis šokt pagal mūsų dūdelę. Arba kaip tik esame tokie jautrus, tik pamatėm, nežinau, ten verkiantį vaiką ir iš karto irgi verkėme. Arba draugė pasakoja savo problemas ir mes irgi verkėm apsikabinusi. Ne, nebūna taip. Būna. Tai čia moterim iš viso tai gal dažnai taip būna. Ai, žiūrim serialą ir kaip... Mano draugė viena skaitė, žinot, ten tą, Saulėlydžio tą sagą. Žinot, jau gal praėjo tas etapas tos, bet jinai pasakojo, kad jinai jau tiek skaitė tas knygas ir tiek įsijautusi buvo į jų ten meilės peripetijas, kad jinai net depresija vos nesirgo, nustojusi valgyti, tas labai įsijautusi buvo į kitą gyvenimą. Tai va, tai čia manipūra čakra. Taip pat tai yra, aišku, bet jeigu jinai nefunkcionuoja normaliai, tai žmogus gali būti bejausmis. Nejausti kito žmogaus skausmo, žiaurus gali būti, nes jis tiesiog nejaučia to skausmo. Negali atjausti kitą, suprasti. Ir tokiam žmogui yra sunku užmėgsti ryšį su kitais žmonėmis, nes jis nejaučia tų kitų žmonių. Taip pat tai yra valios centras. Tai yra vyriška čakra, bet matot, kaip ir emocijos, kaip ir moteriška, bet tai yra valios centras. Tai yra, nuo šitos čakros veiklos priklauso mūsų, kaip čia, statusas. Ar mes pasieksim, užlipsim karjeros laiptais ar neužlipsim, kaip mus pripažins. Tai yra tokia ašis, tokia kaip įbestas kažkoks stulpas. Toks tvirtumas mūsų, kietumas, toks nusigyvėjimas, atsilaikyti. Saulės rezginys? Taip, saulės rezginys. Saulės rezginys, tai mūsų valia. Kiek mes valios turime. Valią, žinot, kaip ugdyti. Ar kas nors turit valią? Ja, turit? Kažkiek. Kad ir žmogus sako, aš neturiu valios. Visi mes turim valią, daugiau ar mažiau. Ir ta valia apskritai, askezės, kažkokių, žinot, kas yra askezės? Aš kažkaip jūsų vis klausinėjau, rašysiu pažymus, po pamokos rašysiu pažymus. Kiek kas atsakė klausimų teisingai? Askezė tai yra kažko atsisakymas, vardan kažko. Askezės duoda jėgos. Vyrai turi vyriškas askezės, moteris turi moteriškas askezės. Bet nepriklausomai nuo to vyriškos ar moteriškos, moteris gali vyriškas askezės daryti, arba vyrai gali moteriškas askezės daryti. Bet jeigu moteris daro vyriškas askezės, ką mes paprastai ir darome, šiuolaikinės moteris, jos grubėja, virškėja. Jos sveikėja, galbūt ten, pavyzdžiui, badavimai, vis tokie šaltas vanduo, ar ten kažkokie, nežinau, alinantis fiziniai pratimai, jie duoda sveikatos, jie duoda. Bet duoda vyrišką grubumą. Tai va, tai tos visos askezės, jos duoda ir tos subtiliosios energijos, kuri padeda keisti gyvenimą. Pavyzdžiui, nebevalgote šokolado. O kiek laiko nevalgyti? Vieną dieną. Kiek gali, tiek ne. Nusistatot savo terminą, pavyzdžiui. Mėnesį nevalgysiu šokolado ir nevalgot šokolado. Ir tada jūs gaunate energijos, kuri jums leidžia kažką padaryti daugiau. Tada jau jūs galite, pavyzdžiui, 3 mėnesius vaikštau į sporto klubą. Ir jau, suprantat, kažko negalite didelio, tai darote, ką galite. Kaip čia, iš naujo. Negalite daryti kažko didelio, arba negalite nedaryti kažko didelio, bet galite nedaryti kažką mažą. Tai nedarot kažko mažo,
tada sugeneruojate energijos ir tada pereinate prie kažko, ko anksčiau negalėjote atsisakyti. Pavyzdžiui, kitas, jeigu šokolado tik vieną dieną išėjate valgyti, tai nusistatot, pavyzdžiui, kad kiekvieną vakarą išplausiu indus, nepaliksiu indų kreklą. Čia gal vieniems tai natūraliai išeina, kitiems reikia askezės daryti, bet nusistato tokia, arba kiekvieną dieną plausiu grindis namuose. Kaip ir, toks, askezė, ne kiekvieną dieną plaut grindis, bet, galima, ne? Ir mėnesį, pavyzdžiui. Ir plaunatas grindis mėnesį. Ir prisiverčiat pavargus, nepavargusi, ten kokia, nenorit grįžtat, ten nesvarbu kada, ir plaunatas grindis. Ir po to laiko jūs, sakau, sukaupėt tiek energijos, kad galite kažką pakeisti. Va čia yra valia, va taip valia auginama. Ne taip, kad iš karto kažką, darot, o po mažu, padarot kažką mažo, ką jūs galite padaryti, kas reikia jums pastangų įdėti, bet jūs vis tiek padarot ir tada turit jėgų kažkam šiek tiek didesniam. Ir tai pabiški ir auginatės. Bet ar tu negali pakenkti? Pavyzdžiui, jeigu vaikštai klubą ir baisiai nenori, tai vėliau iš viso gyvenime neįsi, tai pakenks. Jeigu nusistatai, kad tu mėnesius eisi, visą likusį gyvenimą neįsi. Gal geriau po truputį? Tai gal eiti ne į sporto klubo, pavyzdžiui, šokti? Gal kas patinka, gal daryti. Taip, nereikia savęs versti daryti, kas prieš visai priegi. Pavyzdžiui, moteriškos askezės tai yra, bet versti save reikia. Moteriškos askezės tai yra visa tai, kam reikia kruopštumo. Ir aš, pavyzdžiui, save verčiau siuvinėti, dovanas gražiai ten pakuoti su bantukais, gėliukais, visokiais tokiais. Jie duoda moteriškos energijos. Ir tas tikrai labai veikia. Aš pagal save matau, kaip aš pasikeičiau per tuos metus. Kiek aš tą darau. Tai kai kurios dalykus reikia daryti, patinka ar nepatinka. Jeigu žinai, jeigu yra motyvas ir jeigu kažkoks tikslas yra, tai tada, aiškiau, kodėl aš tą darau. Jeigu darau vardan darymo, tai gal tada neverta daryti. Reikia intelektą visą laiką naudoti ir suprasti, kodėl aš tą darau. Tada motyvacija yra tą tęsti. Ir, tai visą tai harmonizuoja tą manipūrą čakrą. Valios auginimas. Tai va, kas čia dar? Bidža mantra ram. Tai pilnas darinys būtų Om manipūra ram. Galim pakartoti. Om manipūra ram. Veikiami organai kasa, skrandis, tulžies pūslė, kepenys, blužnis, storoji žarna, pilvo ertmė, vegetatyvinė nervų sistema, bet vegetatyvinė nervų sistema, mūsų nervinė ta sistema iš tikrųjų ne čia, o čia. Taip, savimonė, savęs suvokimas, emocionalumas, gebėjimas užjausti, jautrumas, gebėjimas išsikovoti, pripažinimas, spontaniškumas, tokios kaip rezumė. Anahata čakra, tai yra irgi moteriška, labai graži čakra, taip širdies, meilė, bet ta meilė, žinot, kaip piešiama, iš tikrųjų, meilė yra žalios spalvos, o ne raudonos. Taip? Raudona tai yra kokia čakra? Pirmoji, taip, tai yra aistra, tiesiog aistra, instinktas, dauginimas instinktas. O meilė yra žalios spalvos. Aš čia pernais metai, praeitą sezoną skaičiau paskaitų ciklus apie energetiką. Ir po šitos Anahata čakros kaip tik sutapo, kad Valentino diena kažkaip tai buvo aplinkui. Ir kita užsiėmimą atėjusi moteris sakė, o mes per Valentino dieną piešiam žalias širdutes, ne raudonas. Nes meilė yra žalio, tikroji meilė yra žalios spalvos. Anahata čakra verčiama ir nepažeidžiama, ir begalinė, tokių vertimų yra, nes meilė yra begalinė, jinai neturi ribų. Tikroji ta meilė. Tikroji meilė, jinai nepasibaigia, jinai neturi pabaigos. Motinos meilė, ar jinai turi pabaigą? Ne? Širdies čakra, Anahata čakra yra kaip ir per vidurį, jinai jungia tas, vis tiek, kad ir manipūra, tai yra kaip ir jau tokio aukštesnio, socialinio lygio, socialinis lygmuo, tarkim. Bet jinai vis tiek yra dar prie apatinių tų materialiųjų mūsų čakrų. Kitos čakros, Višuddha, Ajna, Sahasrara, jų yra aukštesnės, subtilesnės čakros. O Anahata yra kaip kryžkelė, pusiaukelė, duoda tą pusiausvyrą. Tarp to, kad nebūti visai egoistų ir nebūti visai nuplaukusių, ten nežinau, kažkuo. Žalia dūmų spalva, aš nežinau, dūmų. Ar dūmai žali?
Nu, bet žali kaip dūmai turi būti. Jinai pasireiškia per jutimą lietimą, dėl to mums yra svarbus tas apsikabinimas, glostymas, rankos paspaudimas, vaikį, kaip įsimylėjai parelis eina už rankyčių susikabinę, ne dėl kad liestis, labai reikia liestis, taip, prie kito žmogaus, artimo žmogaus, arba mama vaiką veda, bet tas prisilietimas tai irgi yra palankiai veikia anahata čakrą. Moterim ypatingai reikalingas apsikabinimas, prisilietimas, ne? Mes ir su draugėmis apsikabiname. Taip. Anahata čakra tai yra ta tikroji, grinoji ta meilė, be išskaičiavimo, ta sielos meilė. Anahata čakra apskritai yra ypatinga vieta tuo, kad čia širdies plote gyvena mes kaip siela. Nu, ne kaip siela, nu, kaip čia. Aš šiame kūne gyvenu anahata čakros plotą. Ir jūs taip pat gyvenate iš tikrųjų ne galvoj, ne akyse, ne ausyse, jūs gyvenat širdį. Ir dar yra ypatinga savybė šitos anahata čakros, kad čia taip pat gyvena kita super siela, paramatma vadinama. Paramatma sanskrito kalba, tai yra Dievas, Dievo aspektas. Kaip krikščionybė yra Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Nu tai gal, nežinau, kažkoks gal tolimas ar, nežinau, kažkoks atitikmuo, tai tas Dievas Šventoji Dvasia, paramatma, tai yra Dievo aspektas gyvena mumise, taip pat, būtent sielos, anahata čakros srityje. Ir pavyzdžiui, kalbėsim toliau apie intuiciją, bet intuicija yra 2 lygių. Vienas intuicijos lygis yra būtent iš anahata čakros. Ašna čakra tai yra daugiau logika. Tai yra kažkokių pasikartojančių šablonų matymas, kažkokių tokių ryšių, saitų matymas. Tai toks loginis daugiau per mąstymą. O čia yra iš anahata čakros ateina tas ryšys su Dievu. Kas geriau žino viską negu Dievas? Kas nors žino? Ne. Kuo mūsų švaresnė širdis, kuo jinai švaresnė nuo visų puikybių, pykčių, pavydų, pagiežų, nežinau, visų tų negatyvių emocijų, kuo labiau noras yra galų gale noras užmegzti ryšį su tuo, kas mūsų kūrė ir kas visada su mumis ir visada šalia mūsų, tuo, nes, suprantat, ta anahata čakra nėra didelė, nėra jinai begalinė. Tai realiai Dievas yra šalia mūsų, per žingsnį nuo mūsų. Ir tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes, ar mes norim tą žingsnį žengti. Nes jisai, kaip čia sakant, sėdi ir laukia, kadagi mes jau pagaliau atsisuksime į jį, kadagi mes nustosime aš pats. Tu biški dabar, nesikišk, aš čia pati susitvarkysiu. Nereikia. Man tavo pagalbos nereikia, aš galiu pati. Ir kai jau mums atsibolsta patiems viską daryti, tada jau mes sakom, viešpatie, buvau geras, aš nebegaliu. Prašau, padėk man. Ir jis padeda. Tai kiek mes norim užmegzti tą ryšį su Dievu, tiek mes ir gaunam to atgalinio ryšio. Yra sakoma, kad jeigu žmogus žengia žingsnį, Dievas žengia 10 žingsnių arba 100 žingsnių. Ir 10 jau yra pakankamai daug. Tai ir kai yra tas kuo didesnis ryšys, kuo stipresnis ryšys su Dievu, tuo mes tiksliau atsakymus gauname, tikslesnius, mes tuo teisingesnius sprendimus priimame. Nes mes patys nežinome, kas bus už 5 minučių. Ar žinote, kas bus už 5 minučių? Aš nežinau, ką aš pasakysiu. Kitas sakinys, aš dar nežinau, dabar nežinau, ką aš kitą sakinį pasakysiu. Aš galiu planuoti, kaip sako, žmogus suplanuoja, Dievas sujuokiasi. Bet jisai žino, man daugeliu gyvenimų į priekį, jau ne tai, kad 5 minutėm į priekį žino, ar ten 3 metais, 5-mečio planą žino, bet jisai žino, nes siela amžina ir mes tik keičiam kūnus, tai iš čia tie daug gyvenimų. Jisai žino, kas bus ten, kaip aš gyvensiu, kai turėsiu kokį 50 kūnų. Arba gal neturėsiu, jau gal aš grįšiu pas jį pagaliau. Jisai viską žino ir dėl to, jeigu aš turiu tą ryšį su juo, jisai man geriausiai gali pasakyti, jis geriausiai pasufleruot man gali, kokį man sprendimą priimti, kuris yra tinkamiausias. Ir be to dar sakoma, kad Dievas yra visų gyvų būtybių draugas. Jam iš manęs nieko nereikia.
kitas žmogus, aš pas jį nueisiu patarimo, jisai vis tiek per save, per savo suvokimą, per savo ten sąmoningumą, ten intelekto lygį. Nu, galų gale gal jisai turi kažkokius slaptų kėslų ir egoizmo kažkokio tai. O Dievo iš manęs nieko nereikia ir iš jo gauta informacija yra pati, nu, man naudingiausia. Tai vat tuo Anahata čakra yra, nu, kaip svarbi mums. Visos čakros yra labai svarbios. Bet kuo atviresnė širdis mūsų, kuo mes labiau bandom užmegzti tą ryšį su super siela, tuo ta intuicija mūsų yra geresnė. Kaip čia? Nu, ta prasme, pasiekmes geresnės. Bidža mantra jam. Ir visas darinys, Om, Anahata, jam. Pakartoj. Om, Anahata, jam. Veikiami organai širdis, plaučiai, kraujotaka, kraujas, oda, rankos, plaštakos, viršutinė nugaros dalis, krūtinės ląsta, bronchai. Teigiamos savybės, artimo meilė, šilti jausmai, savo vertės suvokimas, gebėjimas ir save mylėti taip pat nuo Anahata čakros priklauso. Gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių, meninės išraiškos jėga, tolerancija, atvirumas, sveikas atsiribojimas nuo aplinkinių. Višuddha čakra. Tai yra, kaip čia kaklo duobutė, ties ta vieta. Tai nėra, jūs suprantate, tai nėra taškas kažkoks, tai, kurį galima vienu pirštu uždengti. Tai yra maždaug tas sritis. Višuddha valyti, tyrumas, švarus, švara. Ką mes kalbam, mūsų kalbos švara. Kiek tiesos sakom. Kiekvienas melas iš karto blokuoja. Melas tai yra kaip peilis. Keiksmažodžiai yra kaip peilis mums į gerklę. Nu, visi grubų žodžiai tai yra peiliai, kuriais mes save badame. Spalva šviesiai mėlyna, žydra. Veikia skydliaukę. Nuo jos priklauso medžiagų apykaita ir taip pat nuo Višuddha čakros energijos pasiskirstimas. Ši čakra atsako už komunikaciją. Už tai, kaip mes sugebam išreikšti savo mintis ir taip, kaip žmonės mūsų supranta ir kaip apskritai tas bendravimas. Aš kalbu, o jūs suprantat mane būtent taip, kaip aš noriu, kad jūs mane suprastumėte. Tai priklauso nuo mano Višuddha čakros veiklos ir nuo jūsų Višuddha čakra veiklų. Todėl, jeigu jūs manęs nesuprantat, jūsų Višuddha čakra. Čia ne aš blogai kalbu, čia pas jūs. Juokauju, žinoma. Taip pat tai yra irgi, kodėl vieni žmonės gali kalbėti auditorijoms, o kiti negali. Irgi tai priklauso nuo Višuddha čakros kaip ir veiklos. Tai nebūtinai kiekvienas, pas kurį veikia harmoningai šitą čakrą, būtinai bus oratorius, bet tai yra gebėjimas, nes jūs manęs klausotės ir dėmesingai, sakykime, ne? Ir jūs, tas dėmesys tai yra energija, tai yra energijos siauras spindulys, kurį jūs nukreipiate į kažką, į ką jūs kreipiate dėmesį. Dabar, jeigu jūs klausotės dėmesingai manęs, jūs savo dėmesį nukreipiate į mane. Ir nuo mano Višuddha čakros veiklos priklauso, ar aš sugebu išsilaikyti šitoj energijoj. Tai va čia įsivaizduokit, kaip banglentininkai. Yra jūra, vandenynas, kuris banguoja ir ant tos banglentės. Ar jisai sugeba ant tų bangų plaukti ir išplaukti, ar jisai skęsta iš karto ir grimsta. Koks jo plaukimo būdas, šuniuku ar akmenuku? Tai nuo Višuddha čakros tai priklauso veiklos. Ar žmogus gali tą auditorijos, tą dėmesio energiją išplaukti ant jos, ar jisai skęsta, ar jisai ką jisai kaip su ją daro. Tai gali būti ta auditorija, nesvarbu koks jos, aišku, kuo didesnė auditorija, to didesnis energijos srautas patenka. Ir irgi, tai svarbu. Ir jo labiau, kad energijų mainai vis tiek vyksta. Kai žmogus kalba, aš jums duodu savo energiją, jūs man savo energiją duodat ir kaip čia mes plaukiam ant tų energijos bangų. Taip. Negalavimai pasireiškia gerklės skausmai, kaklo skausmai, peršalimas, skydliaukės problemos, klausos sutrikimai, nes tai yra susiję ir su mūsų klausa. Ar aš girdžiu, ką man sako, ar aš negirdžiu, ką man sako. Bidža mantra yra ham, tai pilnas darinys.
Om, Višudcha, Ham. Taip pakartojam. Om, Višudcha, Ham. Metalas gyvsidabris irgi tokia labai sunkiai panaudojamas metalas, ne, kad taip prie savęs laikyti ir taip palankiai termometrą jokį laikome, tad mes palankiai veikiame ir Višudcha čakrą. Mineralai akvamarinas, turkis celestinas. Kvapai bosfelija, benzoinė derva, muskatų kevalų milteliai, muskatų. Veikiamas kūno dalys kaklo, žandikauliai, gerklos, trachėja, stemplė, kvėpavimas, balsas, kaklos anksteliai, sprandas, pečiai, klausa. Savybės, tai vat bendravimas, komunikacija apskritai, savęs suvokimas, savęs kaip individo identifikavimas. Saviraiška, bet per čia kūryba mūsų, kūrybiškumas per čia pasireiškia. Gebėjimas susikaupti įvairiapusę interesai, tai hobių turėjimas, domėjimasis aplinka, mokėjimas priimti informaciją, ją analizuoti, racionalus mąstymas, balsas, apskritai kalba, gebėjimas rasti, žmogus neieško žodžio kišenėje. Višudcha čakros harmoningos veiklos pavyzdys. Savo muzikalumas, irgi klausa, apskritai klausa, ne tik, kad girdžiu, ką man sako, neprigirdžiu arba neprigirdžiu, ką man sako, bet ir klausa, gebėjimas skirti įvairius garsus, girdėti skirtumus to. Ir savęs kaip individo suvokimas, saviraiška, žinojimas, kas man patinka, kas man nepatinka. Adžna čakra. Tai yra ta vadinama trečioji mūsų akis. Vertimas, žinojimas, suvokimas, įvaldymas. Tai yra racionalus mūsų mąstymas, loginis mąstymas, galbūt galima taip pasakyti. Tai va čia ta intuicija yra, kur aš šiek tiek minėjau anksčiau, tai yra apskritai matymas. Labai plačia savoka matymas, sugebėjimas matyti. Matyti ir matyti akimis, matyti, aš jūs matau, jūs mane matote, bet matymas, sugebėjimas skaityti tarp eilučių. Tai irgi, iš to paties apie tą patį, kaip ir Adžna čakra, matymas, gebėjimas skaityti tarp eilučių, vaizduoti, sapnai, mokėjimas prognozuoti į ateitį, bet būtent tu gebėjimas matyti, atpažinti pasikartojančius kažkokius šablonus, kažkokius įvykius pasikartojančius, matyti tos gabaliukus arba kaip puzlas, kaip dėlionė tą, matyti tuos visai tarsi tarpusavį nesusijusius gabalus ir juos mokėti sujungti į vieną paveikslą. Ir galėti tuos ryšius kažkokius tai, loginius ryšius sujungti. Iš čia yra ta intuicija, kuri ateina iš Adžna čakros. Tai būtent sugebėjimas kažkokius tuos sekas nuspėti, prognozuoti. Tai yra ne tiek, kad matymas kažko į ateitį, tai yra gebėjimas prognozuoti, tikslės prognozes daryti į ateitį. Kaip finansistai, pavyzdžiui, kurie prognozuoja, kils akcijos ar kris. Jie analizuoja kažkokią informaciją ir po analizės gali tam tikras prognozes nuspėti. Taip pat Adžna čakra yra aiškiaregystė. Viskas, kas su regėjimu susiję. Aiškiaregystė. Kas čia dar? Apie sapnus sakiau. Vizijos. Vaizduotė. Tai yra irgi mūsų vaizduotė, vizualizacija, tai yra mūsų kūrybinė galia. Kaip mes ką įsivaizduojame, taip mes ir turime. Kokį įsivaizduojam gyvenimą, tokį ir gyvename. Kaip įsivaizduojam, kokie žmonės mus supa, taip jie ir supa mus. Nes mintis yra labai galinga. Kaip mes galvojame, taip mes ir turime. Negalavimai pasireiškia aklumas, galvos skausmai, regėjimo sutrikimai, spalva tamsiai mėlyna arba indigo, bidža mantra om. Tai mes sakysim, bet om, tai kaip mantros pradžioj mes sakome om tokia kaip om, o meditacijoje jau aum, tas A-U-M. Tai mūsų tą, kai medituosim, sakysim om, adžna, aum. Pakartojam. Om, adžna, aum. Metalas sidabras, kvapai kietis, tai kietis yra pelynas. Taip, žinot? Žvaigždanyžis, akacija, krokas.
Mineralai yra lazuritas, kvarcas, žvaigždinis safyras. Veikiamos kūno dalys – smegenėlės, veidas, akys, nosis, prienusiniai ančiai, hormoninė sistema, nervų sistema. Taip pat, ką įtakoja ašna čakros, ryšys su siela, savęs suvokimas, intuicija, nušvitimas, gydanti energija, vaizduotė, atvirumas naujoms idėjoms, minčių kontrolė, gebėjimas matyti, ką aš galvoju. Gebėjimas sekti savo mintis, kontroliuoti mintis. Sahasrara čakra tai yra irgi tai labai nuostabaus grožio čakra. Sakoma, kad karalių karūnos yra bandymas atkartoti Sahasraros čakros grožį. Tai vertimas tūkstantlapis, dar vadinama tūkstantlapių lotosu. Bet tas tūkstantlapis lotosas išsiskleidęs nuostabaus grožio žiedų tik tai tada, kai žmogus bando užmegzti ryšį su to, kas dieviška, su mūsų kūrėju. Ir spalva irgi, spalvos balta, violetinė, auksinė, tai besimainančios, arba krištolinė dar. Kokia krištolo spalva? Skaidri. Nu, bet gal priklauso nuo apšvietimo. Tai va tas Sahasrara čakra tai yra nuostabus grožio darinys ant mūsų galvų. Įsivaizduokit, mes dabar visi, visos su tūkstantlapių, švytinčių, besimainančių, ten spinduliuojančių, išsiskleidusių žiedų ant galvos. Gražu? Bet tik tuo atveju, jeigu mes... Kaip? Karūna. Taip, karūna. Karūnos čakra irgi taip ir vadinama lietuvių kalba. Bet tas žiedas, ar jisai išsiskleidęs, ar pumpuras miegantis, priklauso nuo to, kiek mes užsiemam dvasinę praktiką. Čia nesvarbu religinė konfesija, gali bet kokioje religinėje konfesijoje, čia tiesiog, ar net be religinės konfesijos, tiesiog savo kažkoks Dievo suvokimas. Bet kiek mes bandom tą ryšį su Dievu užmegzti. Tai yra mūsų apskritai ryšys su pasauliu, su visa kūrinyje. Negalavimai, depresija, susvetimėjimas, sumaištis, nuobodulys, apatija, nesugebėjimas mokytis. Bidža mantra irgi. Šiaip bidža mantros kaip po tokios nėra, bet tiesiog, kai mes medituosime, mes kartosim irgi tą patį aum. Tai bus Om Sahasrara Aum. Kartuoju? Om Sahasrara Aum. Metalas auksas, mineralai ametisas, deimantas, kvapai lotosas, azinė raistenė, simbolis lotosas, veikiamos kūno dalys, vidurinės smegenys, akys ir visas organizmas. Nes šita čakra šiaip įtakoja visų mūsų čakrų veiklą, jinai kaip ir, kaip karūna, jinai mūsų pagrindinė čakra. Pagrindinė, visos jos svarbos. Bet tai yra, nuo jos veiklos, va tie žmonės, kurie užsiema dvasinę praktiką labai rimtai, jie gali nukirsti ryšį su ta žeme, su visko, kas materialu. Atsižadėję, visi vienuoliai, arba vaišnaviškai kultūrai, sanjasiai, jie gali neturėti ryšio su žeme, bet jie turi labai stiprų ryšį su Dievu. Ir iš čia jie gauna visai kitokio lygio energiją. Jiems jau nebereikia gauti energijos iš žemės, nes jie gauna visai kito lygio energiją. Bet tam reikalinga labai reguliari ir stipri dvasinė praktika. Tai va, savybės, ryšys su visata, dvasinė jėga, dvasingumas, religingumas, tikėjimas, žinojimas, vidinis matymas. Jeigu Sahasrara čakra išėjus iš rikiuotės, gali pasireikšti kaip fanatizmas, kai tik mano tiesa, mano religija, visos kitos kitatikiai, degint ant laužų ir panašiai. Vat tas toksai siauras mąstymas, toksai labai toks, tik tai taip kaip aš ir niekaip kitaip. Visi kiti yra tam šarlatanų. Tai vat Sahasrara išėjus iš rikiuotės. Ir viską visatoje sudaro garsas. Iš viso visata yra kaip, simfonija, simfoninis orkestras. Mes kiekvienas esame kaip instrumentas arba tam tikras garsas. Ir nuo to, kaip mes harmoningai veikiame, vat visa įsivaizduojat, muzikinis kūrinys ir arba kažkuris ten instrumentas falšyvina, taip sakant, arba ne. Čia priklauso nuo to, kaip mes esame visos visatos dalis. Ar mes skambame darnoje, ar mes skambame patys savo gražiai.
patys savo kažkoks kūrinys. Ir iš viso, kiek mes esame, kiek mes bandome susijungti su viskuo, kas mus supa. Nuo to priklauso mūsų intelektas. Ar mes tokio intelekto esame, ar mes tokio intelekto. Ta prasme, ar visa visata ir tai, kas materialu ir kas nematerialu, kiek mes bandome suvokti. Tokio dydžio tas mūsų intelektas ir yra. Ar tik tai aš, mano šeima, draugai, artimieji, ten šuniukai, kačiukai, tarakonai, nėra, skauda koja, pirštą, kiek mes koncentruojamės, tai koks siauras ta koncentracija mūsų, nuo to priklauso, kokias mes esame, tai koks mūsų dydis. Ir jau šiek tiek minėjau, kad kiekviename daikte reiškinyje glūdi jį sudarančio energijos derinių išraiškas tėkmę, bidžą. Ir tos bidžos mantros kartojimas padeda rezonuoti, susiderinti, ta prasme, mes, kaip tariame čakrutas, bidža mantras, mes jas suderiname, tas garsas, ta vibracija, jinai iš karto suderina tą čakrą. Ar apskritai, aum tas garsas, tai yra, Dievas yra joje, tai yra visos visatos, visos kūrinijos garsas. Jeigu mes medituojame aum tą garsą, mes susideriname su visas visata, su visų pasauliu, su pačiu Dievu. Ir tada mes harmonijai, mes visumos dalimi tampame. Yra ir kitos mantros, kurios irgi labai palankiai veikia. Vaišnaviškoje kultūroje Maha mantra, tai žinom, Hare Krishna mantra, kuriems vaišnaviška religija yra artima, tai jie kartoja Hare Krishna mantrą. Aš taip pat ją kartoju. Ir kaip, ką čia dar? Tai va, ir dabar kaip tik pabandysime tada pakartoti, pabandysim pamedituoti. Taip, tą kiekvieną čakrą. Darome prisiminimui, kur kiekviena čakra yra ir kokia jos spalva. Pirmoji čakra, nelabai daug, pirmoji čakra raudona, o čia apačioj, atsirado pelytė. Antroji čakra delnas po bamba, oranžinė. Pirmoji čakra Muladhara, jos bidža mantra Lam. Antroji čakra Svatkistana, jos bidža mantra Vam. Trečioji čakra Manipura Ram, Anahata Jam, Vishuddha Ham, Ajna Om, Aum ir Sahasrara, irgi sakysim Aum. Jums šito atsiminti nereikės, aš tiesiog kartosiu ir jūs kartosit iš paskos manęs. Gerai? Tai užsimerkite. Oi.